Labas rytas, gražus, šiandien saulėtas, su debesiukais, bet labai gražus rytas. Vakar aš tokią pamačiau nuostabią žarą. Tikrai senai, kiekvienais metais aš tokią pagaunu, bet šiais metais irgi buvo labai graži. Tai pasidžiaugiau, kad laiku išėjau, laiku ir vietoje ir pamačiau tokį nuostabų dangų. Tai va, o pro mūsų langą, va, tokie vaizdeliai, negaliu nepasidžiaugti, žmonės vaikštinėja, sėdinėja, nes čia padaryta tokia vieta, tiesiog pasisėdėti. Tai va, visiems gražaus ryto, o aš norėsiu pakalbėti apie rutiną ir kaip aš su ją kovoju, kaip aš tvarkau savo dieną. Dalinuosi savo paskutiniu radiniu. Kaip visada vaikštinėdama, radau knygų dėžę, ispaniškų knygų ir spėjau pasičiupti tokią Grandes Maestros del Toreo. Tai knyga apie koridą, apie toreadorus, apie koridos meistrus. Visi mes žinom, kad Ispanijoje gilios ir senos tradicijos koridos, tačiau 2012 metais sausio 1 dieną Katalonijos parlamentas nubalsavo, kad būtų korida uždrausta. Nors kitur Ispanijoje jos dar vyksta, nes ir netgi yra paskelbta kaip pasaulinis paveldas. Va, tokie vaizdai, tokie nuostabios nuotraukos. Na, tikrai su visais savo tais apsirengimais. Na, tai tiesiog yra, nežinau, pasirodymas, spektaklis. Tik tiek, kad tas gyvūnas yra nužudomas, aišku, dėl to ir buvo visi imtasi šitų priemonių, bet tai yra uždrausta tik tai Kanarų salose ir Katalonijoje. Nors šiaip yra sakoma, kad korida vyks tol, kol bus žiūrovų. Tai yra labai sena ispanų tradicija. O šokis, kurį mes galim pamatyti, tai pasadoblis. Čia kaip tik yra Barselonai, kurio yra uždrausta. Knyga yra sena, 87 metų leidimo, bet labai įdomi. Šiandien diena, jūra ošia, labai gražu. Noriu taip pat ir jums parodyti.
Taigi dar viena graži diena. Atėjau į pajūrį, ėjau prasivaikščioti, atėjau prie savo mėgstamų akmenėlių, pro kuriuos dabar prasieisiu basom. Tai bus mano knypo terapija. Prajudinsiu visus padų taškelius. Tai mano toks pasisveikatinimas. Manau, kiekvienas mes turim savo kažkokį tai būdą, kurio niekada nereiktų primesti kitam, nes tai yra jūsų, tai yra tavo širdžiai, tavo sielai mielas dalykas, nes vienas mėgsta vaikščioti, kitas maudytis ir taip toliau. Na va, ir tokia mano dienelė bus, nes šitas klimatas po COVID-o man labai daug prisidėjo prie mano geros sveikatos būsenos. Mano sveikata labai pagerėjo, mano kvėpavimas, mano emocinė būsena, viskas tvarkoj, susitvarkė. Bet aš dar noriu pakalbėti apie tokį dalyką kaip rutina. Nes daugelis žmonių, aš žinau, kad gyvena rutinai, nes aš ir pati jaunystėje taip gyvenau, nes buvo vaikai, buvo rūpesčiai. Ir tu tiesiog netgi negalvoji, bet aš supratau per daug metų, kad rutina, jinai tiesiog mane žlugdo. Ir aš tada atradau labai daug pomėgių, kurie tikrai man padeda gyventi įdomiau, nenuobodžiai. Ir aš kiekvieną dieną stengiuosi kažkaip tai ją paįvairinti, kad jinai nebūtų tokia nuobodi. Dar tas pats ir su santykiais. Rutina santykiuose, tai tiesiog yra toks užsistovėjimas, toks, nežinau, man tai nepatinka ir nepatiko. Tai va, kviečiu visus rasti savo meditacijos būdą, savo sielos poilsio būdą ir rasti laiko pamastyti, pagalvoti apie tai, kas netenkina gyvenime, ką norėtųsi keisti ir eiti dirbti šitą linkme, dirbti su savim. Sėkmės!